Sveiki, esu Mantas, VGTU komandos narys. Tikriausiai nieko nebenustebina planai studijuoti užsienyje. Tačiau ką daryti, jeigu nori palikti savo draugų, šeimos ar kad ir mylimo žiurkėno. Tuomet puikiai išeitis yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kur tarptautiškumas yra vienas svarbiausių universiteto prioritetų. Studijos pagal įvairias mainų programas Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje, vasaros mokyklos, praktikos užsienyje, tarptautinės savaitės. Visa tai skirta VGTU studentų tobulėjimui. Išsamiau apie universiteto tarptautiškumą papasakos VGTU užsienio ryšių direkcijos direktorė daktarė Asta Radzevičienė. Matyt, kaip ir daugeliu Lietuvos universitetų, Erasmus programa yra viena svarbiausių mainų programų. Kasmet per ją į studijas užsienyje ir atlikti praktikų išvažiuoja daugiau negu 500 VGTU studentų. Kas šeštas studentas išvykstantis iš Lietuvos pagal Erasmus programą yra VGTU studentas. Mums labai svarbu ryšiai su techniškaisiais universitetais visoje Europoje. Ir Berlyno TU, ir Vienos technikos universitetas, ir Müncheno TU, ir yra net keli dideli konsorciumai, pagal kuriuos mes veikiame kartu su mūsų partneriais. Tai manome, kad mūsų galimybės pasiūlyti kažką studentam yra tikrai labai didelės. Aišku, yra kitos galimybės, yra dvišaliai partneriai, vis patrauklesnės tampa Azijos šalis ir 10-15 studentų kiekvienais metais išvyksta į Pietų Korėją, plečiame ryšius su Kinija, Indija. Tai, kas yra aktualu, įdomu ir labai svarbu būsimiem profesionalams, kuriuos mes ruošiame. Siekiame, kad VGTU absolventai baigę studijas pas mus taptų pasaulio piliečiais su kompetencija, kuri būtų pripažįstama ir vertinama tiek Lietuvoje, tiek svetur. Aš VGTU studijuoju vadybą anglų kalba, o plačiau apie tai papasakos mano kurso draugas. Sveiki, esu Justas, studijuoju VGTU verslo vadybą anglų kalba. Studijuodamas anglų kalboje tikrai nesu balta varna. Manau, šiuo metu universitete galėtume priskaičiuoti apie 1000 lietuvių, kurie pasirinko savo specialybę mokytis anglų kalbą. Nes studijuoti anglų kalbą yra ir smagiau, ir naudingiau. Smagiau, nes dauguma paskaitų vyksta kartu su Erasmus studentais, atvykusiais iš įvairių šalių. Iš Korėjos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos. Tad mes mokomės ne vien tik paskaitų turinį, bet ir mokomės dirbti tarptautinėje aplinkoje. O naudingiau, nes visas turinys yra anglų kalba. Knygos anglų kalba, straipsniai anglų kalba. Tas ypač praverčia vyresnėse kursuose, kai gilinamas į kažkokį dalyką ir literatūros lietuvių kalba paprasčiausiai nebūna. O tuo labiau, kad studijos anglų kalba priverčia tave mokytis anglų kalbos, pagilinti žinias, o tas tikrai paverčia tolimesnėje gyvenime. Kiekvienais metais VGTU studijuoja apie 500 studentų iš viso pasaulio. I'm Angel, I'm from Spain. I come here looking for new experience. I will not regret that because I'm having fun, learning a lot, and enjoying with people, meeting with a lot of new people from Lithuania, from other countries. Studies at VGTU are really nice, are similar than my country. So, and if you have any problem, you can talk with teacher or with an international office and they can fix everything. I like Lithuania. I have been in a lot of cities. I have enjoyed with people, with Lithuanian people, so it's nice. Taigi, kviečiu visus pažinti pasaulį Vilniaus Gedimino technikos universitete.